filmuosime jau kalėdinio recepto 4 dalį. Ar galite patikėti? Jau 4. Tiek daug užkandžių, gardžių, skanių ir lengvų ir sudėtingesnių mes pagaminame. Artėjant šventėms jau sukasi galva, ką iš tikrųjų patiekti ant kalėdinio stalo. Tai gaminam kažką tokio paprasto, gardaus, skanaus, tas kas tikrai bus nesudėtinga. Tai va, tai einame gaminti. Ir ką mes dabar čia darome tokio įdomaus? Darome tokius vat krepšelius iš prancūziško batono. Suspaudžiame minkštą dalį, paruošime ir labai įdomiai atrodys. Dėsime truputį į orkaitę apskrusti. O dabar pagardinam alyvuogių aliejum ir česnaku, kad duonelės būtų tokios gardžios. Dabar, kai mūsų duoniukai kepa, daromės įdarą, labai tokį gaivų, skanų, ką tik supjaustėme smulkiai agurką, avokadą ir dabar eina sūdyta lašiša. Ir kaip ir pagrindė, kaip ir viskas, žalumynus mes biškį tiktais vėliau panaudosim papuošimai ir eis varškės užtepėlė. Na va, viskas, iškepė mūsų krepšeliai. Pabaigsime dabar padaryti įdarą. Varškės užtepėlę su žalumynais. Keliaus čia į tą mūsų dubenėlį. Na ir viskas. Įdaras padarytas, čia jau duoniukai apskrudė. Gerai paspaudžiam ir pridedam gerai įdaro, kad čia nebūtų, žinote, batonas. Kad būtų tikrai gardus, skanu ir gaivu. Labai skaniai atrodo, labai čia taip, tas agurkas taip kvepia gaiviai. Tai bus toks lengvesnis užkandis. Va, likutis. Čia jau antidos dalykės galite stirti, paragauti taip skaniau. Ir ką, ir dabar tada galime truputį žalumyno uždėti. Ne, gal dar žalumyną dėkim dabar. Gi pamiršom išsiimti. Ikrą. Papuošime. Baigėt papuošti? Tai baigiu papuošti. Kauburiukus tokius papadarysim. Ikriukai tas toks surumas jų. Labai čia dėrės. Nu ir aišku, iš karto pašnimo neatrado, šventiškiau. Ir dabar papjaustam truputį krapo. Turime iš tikrųjų ir krapą, ir svogūno. Tai dabar sprendžiam, kaip galvojat. Ar dedam ir krapus, ir svogūnus, ar užteks krapą? Ką da padaryti? Kur balsuoti? Kur balsuoti? Tai va, kad netiesioginė transliacija, niekas čia nebūna balsuosi. Viskas. Atrodo tiek nedaug, bet vis tiek va tas skonis jau svogūno ir česnako priduos tokį poskonį šiam užkandžiui. Viskas padarėm. Galim dabar filmuoti jau. Bet ten buvo krapas. Ten buvo krapas, ne česnakas. Česnakas sakiau? Vieną sakai, kitą galvoji. Gerai, tai viskas, einam ruošti patkinimai. Nu, kaip gražu. Gražiai labai. Kolis filmuoja, tai aš čia apsitvarkau, taip susidėliuoju, kad čia jau būtų tvarka. Nieko nebūtų. Nu gerai, viskas jau dirbk. Galim? Galim. Taip, gardu. Trašku. Wow, žinokit, paprasti ingredientai, bet tiesiog jų kombinacija yra tobula. Tai tiek. Nepamirškit, recepčiuką išsisaugokit ir pasigaminkit. Paprasta. Nu viskas. Ai,
Eina man bičiu. Nu vaik, nefilmuokus. Jeigu norite labai gražaus, spalvingo užkandžio, tai šio recepto negalima praleisti. Nes šis maistas bus labai graži stalo dekoracija ir labai gardus užkandis ant šios duonelės. Tai lėkime gaminti, ruošti šį kreminį sūrį ir gardinti su visais šiais ingredientais. Ir pamatysite, taigi, kas čia bus. Einam. Prašym indelį. Kokį indelį, kokį čia darom. Šiaip visą blogiau šitą, bet taip čia, kad čia tak didelis. Na va, jau ingredientą antrąjį pjaustome. Į kreminį sūrį jau įdėjome duoną savo sultyse, tai gerai reikia nupilti vandenį, nusunkti, kad neliktų, kad neskystintų mūsų užtepėlės. Alyvuoges galite rinktis tamsias arba žalias, aš tiesiog, kad būtų dar spalvingiau, tai rinkausi 2 rūšių, žalias ir juodas. Jau alyvuoges, tai supjaustim, kaip matėt, kaparėlius irgi truputį pasmulkinom. Ir viskas, ir tu iš taip įlėva tiesiog tais ingredientai, viską išmaišome. Aišku, da įdėjome druskos, pipiro, kad skonis būtų geresnis. Ir va, ir žinokit, viskas, jau trauksim maistinę plėvelę, formuosim tokią dešrą ir dėsim į šaldytuvą valandėlį kokiai pastingti. Tai va, bus pertraukėlė. Ne, noriu pragauti. Ar užtrauko druskos? Kad mano receptas būtų. Ar gerai? Valgoma? Skanu. Skanu. Tai gerai, patraukia maistinę plėvelę. Ir viską dėsim čia. Na va, dabar formuojame gražią dešrą. Nesunku čia su maistinė plėvelė. Ir viską suformavome ir dabar dėsime į šaldytuvą valandėliai, kad pastingtų. Nu, turbūt gerai. Ant... Oi, gerai, liuks. Keliauju. Čia vietas nėra, kur čia keliauju. Nepasirašiau vietas. Nu, pala, reik biškį dar atkrausti, tada tą šaldytuvą. Čia prisiperki tiem visiems receptam. Tai buvo stilpė tam šaldytuvė. Na ir viskas, praėjo valandikė. Pasiruošėme papuošimus. Pjaustą krapą ir granatų sėklas. Ir ką dabar? Atlopsim ir formuosim saldai. Tik reikia lėkštės man. Ar darome ant lentelės? Ar lėkštai? Gal lėkštai? Tada reikia parašoma ten, bet aukštai, bet ten va. O dabar mes puošiame saldainį. Paslėpsim, kad nesimatytų. Ir čia labai priduos skonį krapai. Tai va, reikia tik krapą, aišku, nemažai, norint jau čia taip gražiai iš visų pusių aplinkui papuošti tokią žalia, kaip čia daug pasakyti, kaldra paklodė. Samanom gal. Samanom, nu tikrai gal žalia samana geriau. Taip, dabar laukia kruopštus darbas. Jeigu norite tikrai išgauti tokį gražų vaizdą, saldainį, tai granatų sėklytės išdėlioti va taip skersai. Galite truputį paspausti lengvai, kad laikytųsi. Oi. Na ir viskas. Yra paruošta, papuošėme, apjaustėme duonelę su sėklomis, kai bus gardu. Stalas vyni krapai. Ir nešame dabar jau fotografuoti.
Prašom. Jau yra paragauta. Nežinau, žinokit, mano skoniui tai čia yra labai skanu. Taip gardžiai suvalgiau aš tą užtepėlę pasitepus. Dar tas granatas vasėklytė tokia saldžia rūgštumo duoda, bet keli ingredientai, bet skonis tai wow. Labai, pilnas ir alyvuogės pasaka. Pasigaminkit. Prašom. Nesididžiuok valgyti. Bet jeigu norit dar gaivesnio, tai jau ne kelias susidėkit sieklas, bet jau užsikraukit tokių. Gerą žipsnį jau. Va tada tai iš viso. Įsikepsime vištienos filė kalėdiškai, taip šventiškai, su spanguolėmis, brisūriu, čiobreliais, prieskoniais ir tokie sauja iš špinatų. Bus labai skanu, einame gamintis, bus aromatinga virtuvėje ir visose namuose. Viskas, vištienos filė jau pasiruošėme, susipjaustėme per pusę. Brie irgi yra jau juostelėmis supjaustytas, taigi ir dabar slapsuosime, dėsime špinatos, dėsime spanguolės ir dėsime brie sūrį. Taigi, įkimšam. Taigi ir viskas, jau mes įdarėme vištienos krūtinėlės ir reikėtų truputį jas priverti, kaip čia pasakyti dabar. Arba su dantų krapštuku, arba turite virtuvės siūlų. Aš su dantų krapštukais, kad niekas mums čia nepabėgtų. Ir tai va nori pabėgti va spanguolės. Čia taip gausiai pridėjau, tai dabar galvoju, gali per gausiai. Na va, pasidarėme padažą iš alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų, rudosios paprikos, čiobrelių ir česnako. Tai va dabar įtrinsime į vištieną. O dabar vištieną apkepsime iš abiejų pusių, tai apie 2-3 minutės. Ir viskas. Neužilgą mes irgi va jau versime. Dabar laukime, kol mūsų orkai įkais iki 190 laipsnių ir dėsime šias mūsų gražias apskrudusias vištienos filė kepti apie 25 minutės. Šiaip pirmą kartą gaminu šį receptą, matydavau labai daug įvairių variacijų vištienos krūtinėlių įdarimų. Taip pat aš pasirinkau šitokį. Bandysim, pasakysiu, ar patiko. Bet kvepia tai labai. Tai kokias bėdas kamuoja? Tai galvoju, ar tikrai iškepė, nes vištiena tokia galėtų stora, čia taip gerai prikimšau. Tai, bandykim. Kepkim per pusę ir gražiai patieksim abi puselės, kad labai gražiai matytųsi įdarimas vištienos. Tai gal reikia iš tikrųjų pasimti šakutę. Šakutę. Tiesiog įsivaizduoju jau, kaip svečiai liks sužavėti. Labai skanu. Toks tikras kalėdinis skonis. Na ir gerai, klausydavo, kodėl kalėdinis? Kodėl? Čiobrelis, spanguolė, tas brisūris, ta tokia kremiška, ta tokia ir vištiena į tokia sultinga. Jėzu, kaip skanu. Ir šuniukas mato. Irgi norėtų. Pavyko virtuvėje. Eksperimentuokit, bandykit. Aišku, kad čia reik nusimanyti, bet gaunasi. O ypač gaminkit su meile. Dar vienas užkandis guli ant mūsų stalo. Kaip užkandis? Gal ne užkandis, ingredientai pakol kas. Ir gaminsim. Turim tokią gražią taurę, nuo jos pradėsim. Tai dabar galvoju. Ar daryti kaip įrankį, ar truputį kažko įsipilti pradžiai ir išgerti. Bet kad nebūtų pavydo, gal taip nedarykim. Tai imkim peilį į rankas ir eikime gaminti. A ne,
Asitinkit, eik lėksti kažko pro. Net vėl nepaėmė lėkštės, tai kur mes dėsim? Čiagi 5 minutės ir užkandis bus. Na ką, pradėkim pasiruošti donytės. Ką čia darysim su taurėm? A taip dėsim, a taip guldysim. Tai gerai, tai jums kitą video daryti. Galiu vieną padaryti. Ką? Tai parodyk žmonėm. Parodyk, na gerai. Ai, tik pirmiau pamato, ne per tą. Ok. Daromės gražius apskritimus. Prašau. Ar čia bus paukščio? Na, aš serviruosiu lėkštutėje 8 sumuštinukus. Jeigu neturite paukščiukų, nenorite duoti paukščiukam, arba tiesiog galimybės nėra, tai vat, pusryčiam puikiai idėja. Įsimušat kiaušinį, kokį daržovikį, špinatų, paprikų, pomidorų, vat, ir prašau. Ir pusryčiai. Va, į priekį 2 pusryčiam. Ir yra. Porai, aišku. Tai ir mes valgysim dabar. 2 pusryčius. Taip ir mes valgysim viskas dabar jau kaip ir suplanuota. Gerai. Dabar sekantis darbelis. Na ką, ruošiame savo užkandukus. Gražiai aptripame kreminius sūrius su žolelėmis. Ne tik tais patį viršų, bet ir kraštus. Nes, matot, kraštus mes taip gražiai papuošėme krapais ir svogūnų laiškais. Tai ta žalia spalva tiesiog, nu tikrai kalėdiniam stalui. Jau dabar labai skaniai kvepia svogūnais ir krapais, o kai pabaigsime ir rezultate bus labai gaivus, skanus užkandukas. Ir va taip kiekvieną mes gražiai žalumynus. Ką mes darom? Apvoliojam. Apvoliojam, tikrai. Kalbuosi? Dabar ne. Sekantis darbelis yra susismulkinti lašišą tokiais kvadračiukais. Ir puošime sumuštinukus. Čia ir bus mūsų pagrindinis ingredientas. Na nežinau, kas lašišą mėgsta, tam patiks labai. Kas turite ir esate prieš lašišą, nežinau, dėkit kumpėti tada. Keiskit. Vis tiek su krapais, svogūnais tai labai tiks. Na va, ir viskas padarėme iš agurkų juostelių rožytės. Kadangi negavau pirkti mažo agurko, taip ir įsivaizdavau, kad su didelio agurku bus biški sunkiau. Tai kai prasipjaunate va tokią juostelę ploną, tai aš dar pjau per pusę. Nes nu jis tikrai būtų per platus, susukus, čia taip net negražiai žiūrėtųsi. Tai reikėtų omeny, kad reikia dar pjauti per pusę. Na ir ką, ir viskas dabar jau puošiam. Na, ką, ir viskas. Ir kaip greitai galima iš kelių ingredientų sukurti va tokią puošmeną ant stalo. Paprasti produktai. Va, prašau, žaisliukai. Ir ką, gal dar užtarkuojam. Alėką tarkuojam. Kad ir neturim citrinos, ką tarkuosi? Sezamą. O, sezamą, teisingai. Darom visą patį. Taip pagal, kad čia kažkuo man dar trūksta, nu. Tuoj gal įsipilkim. Taip, puošiam su sezamo sėklytėm. Nusveikas užkandis, nesakykit. Va ir sėklų, ir skaidylų, ir lašiša, baltymai. Žalumynai tai iš viso gerai. Jo, ką paragavom, labai skanu, labai gaivus užkandis. Tie žalumynai labai tokie geras skonį duoda. Sezamų sėklos. Nežinau, jeigu jų neturite, galite keisti kuom? Pasakok. Nežinau kam. Gal neturiu idėjų. Citrino žievelėmis, pavyzdžiui, galite pakeisti sezamų sėklas, jeigu jų neturite. Kaip labai smulkiai jas supjausite tiesiog. Noriu valgyti, labai iš tikrųjų net nesipasakojama.
Greičiau, valgyt. Na ir viskas, receptas yra padarytas, paskutinė idėja iš šio mano video. Taigi, naudokitės, gaminkite, ačiū, kad sekate, kad komentuojate, nors nekomentuojate, bet irgi ačiū, į priekį. Taigi, smagaus jums gero laiko, eksperimentuokit. Bet jeigu jūs stebite, žiūrite, taigi būkite geri, subscribekit kanalą. Taigi jums nesunku, jums tai nieko nekainuoja. Ką čia darot? Dar galim biškį druską susidėti. Aš draugauju su druskike, tai man dar biškį reiktų. O? Gerai, laikau. Skanaus. Jums nestorė galiu, žinok.